Elektros tinklą vakarų Lietuvoje greitai papildys nauja aukštos įtampos elektros perdavimo linija. Pirmoji per 18 metų Lietuvoje tiesiama elektros linija drieksis nuo Klaipėdos iki Telšių. 90 km ilgio linija neatskiriama tarptautinės elektros jungties tarp Lietuvos ir Švedijos Nord-Balt dalis. Šią liniją 2015 metų pabaigoje tekės elektra iš Skandinavijos atsiunčiama per elektros kabelį paklotą po Baltijos jūrą. Naujoji 330 kV linija sustiprins elektros perdavimo patikimumą Klaipėdos, Telšių ir Plungės rajonų vartotojams, kuriems tenka dažniau atlaikyti stichinius gamtos reiškinius. Iki 2013 metų vasaros pabaigos pastatyta daugiau kaip 2/3 visos linijos atramų, nutiesta 25 km laidų. Atramos bus baigtos statyti 2014 metų pavasarį, o laidai atskiruose linijos ruožuose bus montuojami iki 2014 vasaros. Elektros perdavimo linijos trasoje maždaug kas 300 metrų statomos metalinės ir gelžbetoninės atramos, laikančios elektros laidus. Šių metalinių atramų statybai naudojamas 140 tonų keliamosios galios kranas bei kiti statybiniai mechanizmai. Esant palankioms oro sąlygoms, per dieną pastatomos vidutiniškai 2 tokios atramos. 28 metrų aukščio 17 tonų svorio atrama užima 9 kvadratinių metrų plotą ir yra montuojama ant betoninių pamatų, kurie įtaisyti po žeme 3 metrų gylyje. Pastačius atramas tiesiami elektros laidai, žaibosaugos trosas su optiniu kabeliu, įrengiami izoliatoriai. Linijos laidų tiesimui naudojama speciali laidų tempimo įranga. Per dieną vidutiniškai nutiesiama apie 12 km laidų. Baigta statyti moderniausia visame Lietuvos elektros perdavimo tinkle elektros linija Klaipėda-Telšiai, planuojama 2014 žiemą bus prijungta prie Telšių ir Klaipėdos transformatorių pastočių. Elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai vertė daugiau kaip 68 milijonai litų, dalis projekto finansuojama ES lėšomis.